Sveiki visi. Taigi, kaip ir žadėjau, šiame video rodysiu stikliuko poliravimą. Dabar čia bus ne kiek poliravimas, kiek iš tikrųjų būtent šitos bjaurios linijos panaikinimas. Pasitengsiu parodyti visus žingsnius, kuriuos aš darau ir kurie, man tikiuosi veikia. Tai pirmas dalykas, nuo ko aš pradedu, tai labai paprastas. Tai išnaudoju peiliuką. Aš labai atsargiai nusiskutu tą liniją, nes tai yra tiesiog greičiau. Tik tais dėl to. Skutu tol, kol pajaučiu, kad aš nebejaučiu tos briaunelės ir ties tiek sustoju arba sustoju šiek tiek anksčiau. Taigi kitas žingsnis yra iš tikrųjų švietimo popierius. Dabar aš turiu jos įvairius, bet aš stengiuosi naudoti iš karto ganėtinai didelį. Čia šiuo atveju yra 2000, bet turėkit galvoj, kad kiekvienos firmos 2000 skiriasi nuo vieni kitų, kas yra labai keista, bet jie taip yra. Ir su juo stengiuosi tą dabar savo peilio subraižymą palyginti dar labiau. Čia taip pat stengiuosi judėti labai atsargiai, kad kuo mažiau subraižyt gero stikliuko paviršiaus. Čia neskubam, labai ramiai, labai lėtai, švelniai, nespaudžiant, trinam tol, kol toji linija iš esmės pranyksta, nes jinai tiek yra aštresnė šiek tiek ir kol atrodo, kad jinai susivienodino su trinamu paviršiu, kol nebeišeina atskirti. Aš realiai per tik tais tiek trinimų tą jau ir pasiekiu. Bet čia reikia atsiminti, kad reikia nespausti švelniai, pakankamai. Čia jėgos mums nereikia, mes nenorim prisidaryti daugiau dryžių. Toliau naudoju Alklad skudurėlius, kurie jau eina dar stambesniais skaičiais. Taigi iš eilės būtų 12 000, čia bus 4, taip 6, 3 ir 8. Tai va, mes galim imti 3000, galim naudoti tą duotą poroloniuką ir vėl viską kartot.
kai turim iš esmės jau gerą paviršių, eisim prie kito žingsnio, tai yra poliravimas su pasta. Stikliukam labai gerai tinka Tamiya pasta, tai aš čia ją ir panaudosiu. Čia taip pat panaudosiu Tamijos liktais poliravimo šudurėlį. Turbūt vienas mėgstamiausių mano šudurėlių komplektų. Aš su juo ir akinius valau ir visą kitą. Nes manis, nežinau, veikia idealiausiai. Na ir va, ir per centrą esančio rūkšnio kaip ir nesimato. Matosi šiek tiek nelygumas, kuris yra nušveistas, pasižiūrėjus per kamerą bent jau. Bet taip, kaip ir nebėra. Tai ir va tiek su poliravimu. Viskas yra ganėtinai paprastas stikliukais. Svarbu tinkami šveitimo įrankiai ir labai atsargiai su kantrybe. Viską galima ištobulinti, tas pats galioja mašinom, galima išpoliruoti. Kaip sakiau, stikliukams ši pasta labai gerai tinka. Lakui poliruoti aš naudoju iš tikrųjų mašininę pastą, bet stikliukam to pilnai užtenka. Na, aš dar šiek tiek patobulinau iki jau akim nebematomų įbrėžimų, kaip ir turim švarų stikliuką. Visą tai galim padaryti, aišku, greičiau su poliravimo mašinėlė. Gal ne visai mašinėlė, bet poliravimo antgaliukais. Tačiau aš čia jų nenaudoju, nes plastikiniai stiklai būtent jie mano požiūrį yra per jautrus. Nes per greit užkaista galima labai stipriai susigadinti savo stikliuką. Tai čia, man rodos, yra stipriai geriau viską pasidaryti rankomis. Ne tiek čia daug to poliravimo yra, ne tiek čia daug reikia dirbti, bet stikliuką sugadinti yra iš tiesų labai lengva. Tai jeigu mes judėtume mažai žingsneliais, manau, kad yra verta apsisaugoti. Paprasčiausiai. Vėlgi, stiklas jautru. Aš jį nupoliravau čia rankomis, be jokių elektrinių įrankių. Dėl to visą video ir palieku, kad matytumėt, kaip tai yra iš tikrųjų paprasta. Ir čia nėra kažko labai jaus tokio super sudėtingo. Taigi mes galim pasilyginti su analogu. Tai va, vienas su juosta, kitas be. Manau, man čia pavyko visai gerai. Tiek šiam kartui. Toliau turbūt eisim prie dažymo gal jau. Turbūt, kad taip. Iki kito karto.